du skirtingi keliai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą. Tik nedaugelis jį atranda. Mato Evangelijos 7 skyriaus 13-14 eilutės. Čia nekalbama apie pasirinkimą tarp plataus, šviesaus ir pilno linksmybių kelio bei siauro, niūraus ir nepatrauklaus takelio. Plačiu keliu šiandien žygiuoja visa minia. Ten 365 dienas per metus vyksta tuštybės mugė ir karnavalas. Beje, žodis karnavalas kilęs iš žodžio kūniškas. Žmonės pataikauja kūnui ir sakosi eina laisvės keliu. Šiandien dažnai girdime pareiškimus, jog mes gyvename naujame amžiuje ir galime elgtis kaip norime. Taip, šis kelias iš tiesų platus, bet tik pradžioje, ties įėjimu. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tas platus kelias vis siaurėja. Nedorybės kelias tamsus. Nedorų žmonių kelias visiškai tamsus. Ties įėjimu šviečia ryškios šviesos. Tačiau toliau jokių šviesų nėra. Žmonės net nežino, už ko kliūva jų kojos. Štai taip Viešpats apibūdino platųjį kelią. Jo pradžia yra lyg platusis piltuvėlio galas. Tačiau kuo toliau, tuo jis darosi siauresnis, kol galiausiai atveda į pražūtį. Tuo tarpu antrasis kelias ties įėjimu yra labai siauras. Viešpats Jėzus sakė, aš esu kelias. Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutėje. Originalo kalboje čia pavartotas artikelis pažymintis, jog Jėzus yra vienintelis kelias. Jis toks siauras, kad apsiriboja vienu asmeniu - Kristumi. Niekas negali ateiti pas tėvą kitaip, kaip tik per jį. Siauresnio kelio nerasite. Petras kalbėjo. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Užrašyta Apaštalų darbų knygos 4 skyriaus 12 eilutėje. Jėzus sakė, aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganykla sauras. Rašoma Jono Evangelijos 10 skyriaus 9 eilutėje. Įėjimas siauras, tačiau toliau kelias vis platėja. Jis veda į apstų gyvenimą šioje žemėje, o vėliau ir į dangaus šviesą. Bičiuli, mums reikia įeiti pro siaurąjį piltuvėlio galą, kuris vadinasi Viešpats Jėzus Kristus. Žinokite, kad Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką sėjate, tą ir pjausite. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Galite vaikščioti ir taukšti, kad gyvenate pagal aukso taisyklę, bet svarbu, ar vykdote dangiškojo tėvo valią. Jei taip, tai ateisite pas Kristų pripažindami, jog jums būtinas gelbėtojas. Daugelis man sakys tai dienai atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs nedorėliai. Taip pat čia yra mūsų dienomis labai reikalingas perspėjimas žmonėms, kurie išpažįsta Jėzų Kristų tik lūpomis, o ne širdimi. Šiandien Kristaus vardą mini daugelio kultų ir įvairių religijų vadovai.
Vien tai, kad minimas Kristaus vardas ir naudojama Biblija, nerodo, jog sistema teisinga. Visų svarbiausia ne išorinis išpažinimas, o vidiniai santykiai su nukryžiuotu, bet prisikėlusiu ir dabar gyvu gelbėtoju. Koks tavo asmeninis santykis su gelbėtoju? Ar pažįsti jį? Ar jisai gyvena tavo širdyje? Susidurėme su dilema. Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Mes turime nuspręsti, kas tie šunys ir kas kiaulis. Taigi turime nuspręsti, kas yra kas. Būna situacijų, kai neverta pratarti nė žodžio, ir tai sprendimas, kurį jūs turite priimti. Turiu pasakyti, kad mūsų visuomenėje yra šunų ir kiaulių. Ką mums daryti? Jėzus sako, kad neturime teisti, o vėliau moko, kad turime. Kitoje eilutėje jis nurodo mums išeitį. Malda – išeitis iš dilemos. Prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Didžiausia problema, su kuria susiduria Dievo vaikas, yra santykis su šio pasaulio žmonėmis. Kiekvieną dieną mus supa princai ir elgetos, džentelmenai ir niekšai, tikri ir netikri tikėjimo išpažinėjai. Kai kuriems žmonėms reikalinga mūsų draugystė ir pagalba, todėl mes turėtume traukti juos prie savęs. Kitus mums reikia stumti nuo savęs, nes jie yra sukčiai ir gali mus sužlugdyti. Kaip mums žinoti, kas yra kas? Atsakymas – prašyti, ieškoti ir belsti. Šias eilutes galima taikyti ir kitoms situacijoms, tačiau pirmiausia jos yra šitos problemos sprendimas. Aš žinodavau, kad man vėl teks susitikti su naujais žmonėmis ir prašydavau Viešpaties patarti, kaip kalbėti su kiekvienu iš jų. Kai kuriems iš tiesų reikėdavo mano pagalbos, tačiau buvo tokių, kurie tetrokšdavo suvaryti man į nugarą peilį. Todėl svarbu maldoje prašyti dvasinės įžvalgos. Ar susipažinę su naujais žmonėmis kada nors prašote Dievo patarti, kaip su jais bendrauti? Aš supratau, kad tai labai padeda. Tolesnėse eilutėse, pratęsdamas mintį, Jėzus sako, kad Dievas nori padėti jums išspręsti šias problemas. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui prašančiam duonos duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. O štai ir taip vadinama aukso taisyklė. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Taigi, kaip bendrausite su žmogumi, su kuriuo neseniai susipažinote? Jums įsakyta jo neteisti, bet jei jis šuo ar kiaulė, patartina tai žinoti. Šiandien reikia saugotis apsimetėlių. Taigi ką daryti? Melskitės. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite. Tai principas, kuriuo turėtumėte vadovauti savo gyvenime. Žodis tad yra pats svarbiausias aukso taisyklėje. Jis sujungia ją su prieš tai einančiomis eilutėmis, kuriuose kalbama apie maldą. Aukso taisyklę pirmiausia reikia skaityti ankstesnių eilučių kontekste.
Neištraukite jos iš konteksto ir nesakykite, kad gyvenate pagal ją. Supraskite, apie ką kalba Viešpats. Tik prašydami, ieškodami ir belsdamiesi mes galime gyventi aukso taisyklės šviesoje.